Pastato kilni architektūra buvo paprasta. Savo vietose visi ornamentai palikti lyg pačios būtinybės sukurti. Menas čia slėpės po natūralumo skraiste. Visada sužavėta, nustebusi niekada. Šią struktūrą džiaugės akis iš arti. 18 amžius grafams Zabieloms aukso amžius. Jie valdė 60 dvarų, keletą miestelių ir namus Kaune, Vilniuje, Gardine ir Varšuvoje. Lietuvos didžiojo medžioklio Antano Zabielos pagrindinė rezidencija buvo įkurta Raudondvaryje, Kauno rajone, o tarp vertingiausių dvarų įvardinami ir Paežeriai. Po Antano mirties šias gausias valdas pasidalino 2 broliai, žmona ir 4 sūnus. 1782-aisiais Paežeriai atiteko vienam sūnų, Simonui Zabielai. Šviesusis Daugali, grafė Zabiela. Sveiki. Sveiki. Esu daktaras Marius Daraškevičius. Perinam prie dvaro. Taigi, ką mes galime pasakyti stovėdami čia, priešais Paežerių dvarą? Ir šitas dvaras labai gerai iliustruoja Lietuvos buvimą Europos pakrašty, tarp Europos ir Azijos. Tai jeigu kostiumas šiame Europos pakraštyje prisitaikė prie karybos poreikio, mes turėjom kariauti su rytais, dėl to ir visas rūbas labai rytietiškos ir kardas rytietiškos kilmės, bet visa lietuvio dvasia mesgi italai, mesgi kilę iš Palemono, visi didikai save kildino iš Italijos. Tai mums vakarietiška architektūra, švietimas, visa mintis turi būti vakarietiška. Tai būtent pastatas puikiai tai atspindi. Čia mes matome tokią prancūziškos dvasios persotintą architektūrą, nuo kurios Zabiela turbūt ir labai tikėjo. Ir čia mes matom vizualų atspindį jo vidaus, ką jis norėjo, nes kaip sakoma, parodyk namus, pasakysiu, kas tu. O žinomas architektas? Spėliojama, bet galima gana tvirtai teigti, nes tuo metu, kai kilo šitie dvaro rūmai, čia gyveno garsus Lietuvos architektas Martynas Knakfusas. Žymus 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karininkas ir valstybės veikėjas grafas Simonas Zabiela gyveno labai neramiais metais. Įvyko 3 Lietuvos ir Lenkijos padalijimai. Abiejų tautų Respublikos Saulėledyje sodyba atiteko Prūsijai. Tikėtina, prislėgtas ir nusiminęs grafas Zabiela ieškojo ramybės būtent čia. Architektūros kalba, plastinė kalba, kad tikrai jo rankos kažkokios būta arba bent labai didžiulę įtaką darė jo kiti statiniai pastatyti tuo metu Lietuvoje. Ir galiausiai nusprendžia atsidėti gyvenimui, kūrybai. Ir čia mes matome būtent tą bandymą užsisklęsti tokioje atokioje arkadoje, susikurti romantišką parką aplinkui ir pasistatyti rūmus, kurie būtent ir bylotų apie meilę kultūrai, menams, muzikai. Tai būtent visa pastato architektūra ir kalba apie tą būtent pabėgimą nuo neramių laikų ir būtent tokią ieškojimą harmonijos. Ir štai mes čia regime tokią simetrišką, harmoningą kompoziciją, bylojančią būtent apie aristokrato didingus užmojus, nes 2 aukštų namą galime drąsiai vadinti jau ne tiesiog dvaro namu, o dvaro rūmais. Tai štai čia, Ignai, mes esame prie dešiniojo rūmų rizalito, kurio tarplangė komponuotas puikiai alegorinė kompozicija vaizduojanti menus. Štai čia dailės paminklo kūrimas ir matome ne vienas, o keli tokie vešlioje, auksmingoje, žalioje giraitėje vaikučiai kūrė vieną ir kitą meno kūrinį. O štai kairiajame rizalite, tarplangėje, mes matome dar vieną alegoriją. Tai jeigu anoje pusėje mes matėme menus, dailę, tai čia mes matome šokį, muziką. Ir štai būrys vaikų juda į kairę pusę, turbūt link ežero. Ir štai matome ir muzikuojant, ir net svaiginantis gėrimais visą būrį vaikų. Su ožiu. Su ožiu iš tiesų. Sveiki atvykę, pažiūriu dvaro rūmų vestibiulį. Wow, kokie nuostabūs laiptai. Vingiuoti. Puiku, vadinasi, architektui pavyko. Nes rūmų vestibiulis yra pirmoji vieta, kurią išvysta svečiai. Ir jinai turi priblokšti. Tai jeigu rūmų fasadas pasitiko 4 jonieninėmis kolonomis, tai viduje mes matome dar 2. Tęsiasi ta pati meninė programa. O rūmų laiptai, kurie jūs taip nustebino, Ignai, kviečia iš karto svečią lipti į viršų. Taigi, ką tai reiškia? Jog pagrindinės patalpos bus 2 aukšte. O kodėl laiptai įsiskiria į 2 dalis, taip tarytum? Čia paradiškumas. 18 amžius yra ceremonialų paradų amžius ir galima tik galvoti, kaip Zabielos vedė savo svečius. Galbūt vyrai ėjo į vieną pusę, išsiskirdavo, moterys į kairę pusę ir viršui susijungdavo. Tikrai sunku pasakyti, bet kiekviena šeima turėjo savitus papročius. Galbūt čia buvo būtent taip. Ceremonialu? Labai.
Tai štai patekome dabar į antrąjį vestibiulio lygį, antrąjį aukštą, iš kurio prasidės patys gražiausi kambariai. Ir čia mes matome 3 duris, kurios jūs lydės į vieną ar į kitą erdvę. O svečių, pro kurias duris reikia dabar įeiti, pirmiausia. O čia ir paslaptis. Žiūrint, kokia mano misija turbūt. Be abejo, nes tai kas yra dvaras? Dvaras, tai yra valdžios buveinė. Tai pirmiausia, dvaras, turi valdyti, apylinkę, ar ne? Čia yra grafo rezidencija. Tai jeigu jūs atvyktumėt dienos metu su oficialiu vizitu, jūs eitumėte pro centrinės duris. Jeigu jūs esate grafo Zabielos bičiulis, atvyktumėt popietę, maloniam vakarienį ar popiečio kažkokiam pokalbiui, jūs pakviečiau į kitus kambarius. O ten palikim paslaptį. Einam čia. Štai už šių durų buvo galima elgtis šiek tiek mažiau formaliai, nes į erdvės, kurias netrukus papulsime, buvo nepaprastai puošnios. Taigi čia buvo žaidžiama kortomis, kiti stalo žaidimai, muzikuojama, skaitomos knygos balsu, kas buvo tuo metu būtina. Laisvalaikio kambarys toks. Be abejo, taip ir vadindavo, arba net vadindavo žaidimų kambariu. Tai jeigu prieš tai buvusioje patalpoje buvo žaidžiama, tai čia valgoma, nes kad įvyktų gera puota, reikėdavo 3 bent patalpų. Vienos pažaidimui, kitos pavalgymui, kitos pašokimui. Tai mes esame jau toje tarpinėje patalpoje, kurioje pavalgysime. Ir didelė kita naujovė šituose rūmuose įrengta, yra atskiras slaptas tarnų įėjimas. Tarnai galėjo eiti jau ne per paradinės duris su patiekalais kartu, kur visi ponai eina, per atskirą įėjimą. Štai čia yra tos durys. Slaptos duris, kurios vesdavo į liokajų pasiruošimo patalpą, vadinasi makredensu. Galėčiau įtarti, kad valgomasis buvo labai puošnus. Ir tai liudija istoriniai šaltiniai, kurie atskleidžia, jog štai tame kampe stovėjo koklinė krosnis, grindis puošė raštuotas parketas, o visą erdvę apšvietė net 5 langai, kurie šiandien taipogi mus džiugina saulė. Su vaizdeliu į ežerą. Ir tai labai svarbu, nes valgomasis tai yra poilsiui skirta patalpa, dėl to jinai neretai bus žalsvos spalvos, o vaizdas pro langus atskleis parką, vandenį, ramins ir lėtins tavo valgymo tempą. O kur čia? Čia? O čia Ignai sustosime, nes aš pakeisiu jūsų dabar statusą. Jeigu čia apsilankėte kaip bičiulis, tai tuomet sugrąžinsiu jūs į vestibiulį ir į šią salę pateksite pro duris, pro kurias įeitų mano oficialus svečias. Tai tada užsidarome šitaip. Kaip čia? Taigi už šių durų prasidėjo reprezentacinis apartamentas, apartman de parad. Dar paradinis apartamentas tai yra pati svarbiausia rūmų vieta, kurioje yra pačios gražiausios, įspūdingiausios salės. Kviečiu užsukti. Mariau, o kaip čia apšildydavo šias patalpas? O Mariau, kur tu? Ignai. O kaip tu ten atsidūrei? O štai sveikinu jūs iš balkono skirto orkestrui. Mes esame ne tik didžioje salėje, bet ir šokių salėje, kurioje įrengtas puikus, gana talpus balkonas, kuriame nesunkiai sutilptų ir kvartetas. Tai mes dviese tikrai telpam, jau atbėgu pas tave. Čia pro šoninės kažkur? Wow, pralysim? Kaip tu ten su savo kardu pralindai? Tokias 2 aukštų sales Europoje, šiaurinėje Europoje vadindavo salon alle italien, itališkais salonais, nes tokie buvo įprasti Italijoje, bet šiaurės Europoje, retas dalykas, nepatogu dėl šalčio susidariusio, bet nepaprastai gražu tiesa. Šios salės funkcija puikiai atspindi ir puošybą. Lubas puošia besisukančios ratu dangaus žydrame skliaute 9 menadės, tai yra Bacho palydovės, šokančios ir matote, ir muzikuojančios kartu. Taip pat šis siužetas atsikartoja ir viršduriuose, o grindų parketas, gėlės išsibarščiusios, vėlgi džiugesio liniją pratęsia ir durų puošybą supančią ratu. Dėl šios patalpos 2 aukščio tūrio erdvė atrodo nepaprastai talpi. Tačiau tai yra išties maža patalpa, jinai yra vos 12 uolekčių, tai viena uolektis Lietuvoje buvo skaičiuojama, alkūnė, 60 cm. Ir tokia erdvė galėtų suktis nedidelis kiekis porų. 18 amžiuje baliu vadinama susibūrimą, kuomet ant parketo šoka 7 poros, taigi 14 žmonių. Manau, šitoje patalpoje nesunkiai suktųsi 7 poros, tiesa? Net ir viena pora, man atrodo, visai jaukiai jaučiasi. Taip, patalpa nedidelė. O kaip apšildydavo šią milžinišką patalpą?
Lygiai taip pat kaip ir visas kitas. Štai šioje patalpoje buvo 2 krosnys, kurios stovėjo šiose nišose. Ir nišos būtent ir išduoda jų vietas, o štai keletą archeologinių radinių būtent ir liudija apie tai, jog būta baltų, auksuotų koklių, kurios, ir puošia šias patalpas. Tai mes esame reprezentacinio apartamento pirmoje patalpoje, didžiojoje salėje, šokių salėje ir, ypatingų kažkokių priėmimų metu, dienos metu, čia įeitų žmonės, nustebtų nuo didybės ir toliau eitų gilyn į susitikimų erdvę su šeimininkais. Tačiau puotų metu šita erdvė tarnauja kaip šokių salė vakarais ir svečiai valgo štai už tų durų patalpose, kuriuose mes ką tik lankėmės. Tai yra valgomasis ir dar vienas žaidimų, galbūt kambarys. O dabar palikime reprezentacinę didžiąją šokių salę, kurioje nuostabi puikia akustika ir leiskimės gilyn į reprezentacinį apartamentą. Pastebėjai, Ignai, nutilo, suminkštėjo garsas ir štai čia mes matome nuostabę intimesnę erdvę, kurioje priimdavo svečius, ramesniems pokalbėms, susitikimams. Ir štai pažvelg, prašau, į viršdurius, kuriuose yra labai įdomus pateikti siužetai. Taigi, pažvelgiai į vieną viršdurį mes matome muzikos ir linksmybių temą, kitame viršduryje atsiskleidžia meilės ir draugystės, čia matome glorietės pavidalė, vėl atsikartoja Jonieninis orderis ir taip pat matome taikos ir pasipriešinimo agresijai simboliką. Beje, šiame supraporte alegorinė forma gali būti išreikštos ir po sukiliminės nuotaikos. Tačiau visgi panašu, kad visa rūmų apskritai meninė programa sumanyta kaip sąmoningas pabėgimas nuo politikos, karo, valdžios, ir gamtos prieglobstyje atsidedant menams, meiliai ir taikai. Ir štai šitas dekoras esantis virš durų būtent ir pasakoja tas įvairias temas, apie kurias čia buvo galėjama ir diskutuoti vakarų metu. O čia miegamasis? Rūmų kulminacija 18 amžiuje privalėjo būti miegamasis, taigi kviečiu į miegamąjį. Bet čia kaip, čia svečiai ateidavo irgi iki čia, ne? Tiesa, taip. 18 amžiuje miegamasis dar reprezentacinis miegamasis, tai yra ir gyvenamasis kambarys. Ir tai yra ir svečių priėmimo kambarys, nes būtent šiame miegamame nebūtinai ir buvo miegama. 18 amžiuje egzistavo dar paprotys iš tikro miegamojo ryte atslinkti ir čia atsikelti. Aš negaliu pasakyti, ar Lietuvoje dažnai šitas buvo praktikuojama, bet reprezentaciniai miegamieji Lietuvoje jau egzistuoja nuo 16 amžiaus ir juos buvo priimami ir svečiai. Nakčiai galėtų apsistot? Tiesa, esu aptikęs šaltinėse, jog būtent reprezentacinių apartamentų miegamuosiuose miegodavo ir labai garbingi svečiai. Taigi, jeigu jūs esate vienodo ar aukštesnio rango ir atvykote pas Simoną Zabielą į miegamąjį, galbūt jūs čia ir apnakvindintų. Bet čia kaip karieta, čia nelabai patogu miegoti. 19 amžiaus pradžioje Napoleono epochoje tokios gondolos, tokios prašmatnios lovos buvo labai madingos, bet reiktų nepamiršti, kad ir miegodavo pusiausėdomis. O čia man kaip patinka šie kambarį. Kas tenais gali būti? Būdavo. Jūs einate į tikrąjį miegamąjį, kur iš tikrųjų miegodavo. Tai čia tos trečiosios durys, kur buvo paslaptis? Būtent įminėte myslę. Už šitų durų prasidėdavo privačioji ponios zona. Taip, čia yra būtent tos trečios durys, kurios veda į privatų ponios apartamentą. Ir čia jis yra gana nedidelis, bet jo ir užtenka privačiam gyvenimui. Nes rūmaigi pirmiausia, kaip ir sakiau, tai yra ne tik gyvenimui, bet ir reprezentacijai dvaro, socialiniam gyvenimui. O kiek reikia privačiam gyvenimui? Vienos patalpos tiesiog gyventi, kitos miegoti. Tai čia mes esame pirmajame tokiame kambaryje, esančiame prieš miegamąjį, kuriame gyvena ponia kasdieną. Tai yra jos kabinetas, priimamasis galėjo būti. Ir štai čia matosi pro langus kiemas, atvykstantys svečiai, durys veda į balkoną. Tik labai patogi, šilta, maloni erdvė kasdieniam gyvenimui. Apie kuklumą čia byloja ir gana kuklus dekoras. Bet būtent apie tai ir buvo kalbama, kad privačios, individualios erdvės neturėtų būti perdėm puoštos, turėtų būti pakankamai jaukios ir intymios. Mariau, o kur ponas grafas? Tu apie ponio kalbėjai. Grafo miegamasis buvo apačioje. Ta prasme. Tradiciškai vyrai miegodavo ir moterys atskirai aristokratų visuomenėje. Kodėl? Tokie jau papročių galia, nes prancūzai turi labai gerą žodį. Aristokratai kuria ne šeimą, o namus, maison. Ir būtent susiliejantis du namai ir tą reprezentuoja. Dar 16 amžiuje buvo rašoma, kad namas turi būti simetriškas. Viena pusė vyrui, kita moteriai. Jeigu rūmuose gyvena jie neatskiruose namo galuose, o vienas virš kitų, tuomet dažniausiai moteris antrame aukšte, kaip Zabielų atveju, o pirmame aukšte vyras. Taigi šituose rūmuose miegamojo Zabielos reikia ieškoti apačioje. Tai jeigu viršuje, kurioje reziduodavo ponia, buvo gražiausios, puošniausios patalpos apskritai svečiams priimti, tai pirmasis aukštas visuomet būdavo mažiau puošnus ir tai būdavo vyro aukštas.
Ir jeigu ponė reprezentuodavo didysis salonas, puošniausia, gražiausia, erdviausia erdvė, tai vyro tas salonas nebuvo vadinamas salonu, pagal prancūzišką paprotį vadindavo tiesiog didžiuoju kabinetu, grand kabinet. Ir čia mes ir esame tokio rūstaus kabinetiško pobūdžio erdvėje, kurie visa lubų puošyba apie tai ir kalba. Beje, žinoma, kad čia buvo ir biliardinė tuo metu, kuomet amžininkai kalbėjo apie ją. Ir kaip patalpos išsidėliojo, šiandien sunku kalbėti, kito jų paskirtis per šimtmetį, bet mūro tyrimai rodo, kad paskutinėje patalpoje visiškai po ponios miegamojo reprezentacinių buvo ir dar vieno miegamojo, nedidelio miegamojo su alkova. Galbūt tenai ir buvo pačio Simono Zabielos miegamasis. Taigi tai atitiktų tipišką aristokratišką gyvenseną 18 amžiaus ir tai būtų puikus pavyzdys. O kada ponai susitikdavo? Ar susitikdavo? Kai valgydavo? Taip, visuomet susitikdavo pietų metu, nes pusryčiai vakarienė buvo gana privatus reikalas ir neretai valgydavo dar pačiuose miegamosiuose, nes miegamasis, kaip minėjau, nėra tik tai miegamasis, ten yra gyvenamasis kambarys. O valgydavo kartą per dieną viešai pietus valgomajame, nes valgomasis tai yra teatras tam tikras, ar net turi pasipuošti, tornai tave žiūri už nugaros, reikia tikrai daug vaidybos. Na, o kitas susitikimas, esu skaitęs dienoraščiuose, kartais rašo, kaip visada, mane vyras aplankė šeštadieniais. Na štai, o 19 amžiuje, tiksliau jo viduryje, iš Zabielo atitenka šis dvaras į naujųjų savininkų rankas. Ir tie naujieji savininkai, Ignai, buvo Gavronskiai, kurių herbą galite matyti štai šių rūmų viršuje. Mariu, pamiršai sagutę. Ignai, taip turi būti. 1830 metų etiketo vadovėlė vyrams rašoma, kad liemenės paskutinė saga privalo būti atsekta, jeigu nori atrodyti nerūpestingai ir kilniai. O šiaip kostiumas? O šiaip kostiumas yra angliškas frakas, kuris Lietuvoje pradėjo plisti žaibiškai ir pakeitė kontušą, kurį ką tik matėte. Taigi frakas keičia kontušą ir šita mada pradžioje buvo labai skeptiškai priimama bajorų, nes matote, apnuogina visą priekį, kuris anksčiau buvo padengtas iki pat apačios. Bet, na, tai atrodo labai kilniai ir nepaprastai dera su klasicistinė architektūra, kuri yra už manęs, tiesa? Taip, taip, o tie pastatai, jie kokiais laikais buvo pastatyti ir kokią funkciją atliko? Po Simono Zabielos mirties 19 amžiaus antrame ketvirtyje dvare pradeda kilti nauji statiniai. Ir štai čia mes matome vieną iš dviejų oficinų, jeigu kairioji neišliko, tai štai ši išliko, pasiekė mūsų dienas ir pasako apie šiame dvare jau naują etapą. O kas yra oficina? Na, oficina Lietuvoje vadinama pagalbinius dvaro pastatus, esančius kieme, kuriuose paprastai įsikurdavo tokios erdvės kaip virtuvė, kartais ir skalbykla, tarnų pagrindinės gyvenamos patalpos, nes visgi tai yra pagrindinis kiemas, todėl čia gyveno tik aukščiausios prabos tarnai. Taip pat svečių kambariai. Tai šituo atveju mes turime Pažerių dvare virtuvę ir skalbyklą. O kodėl virtuvė negalėjo būti tiesiog dvare? Toks paprotys. Visgi virtuvė tai yra ne tik, kaip šiandien mes įsivaizduojame, tiesiog maisto pabaigimas ruošimo. Tuo metu nuo vištos galvos nukirtimo iki sudėjimo į lėkštes. Taigi virtuvė buvo gana tokia, sakyčiau, neypatingai kvapni ir labai karšta vieta. Taigi dėl gaisro be abejo, dėl kvapų, dėl triukšmo, nes virtuvėje dirbo kelios dešimtis tarnų. Įsivaizduokite, jeigu šitas visas fabrikas veiktų rūmuose, tai kalbėtume apie tikrai labai triukšmingus ir, na, nelabai kvapius namus. O tas raudonų plytų bokštas kokią rolę vaidindavo? Virtuvė statyta romantizmo epochoje. Romantizmas tai laikotarpis, kuomet nepaprastai žavimasi viduramžiais. Ir dvaruose pradeda kilti bokštai, bokšteliai. Dažniausiai yra dėl grožio, kartais juose patalpina vandens rezervuarą, iš kurio leidžiasi vanduo žemyn į virtuvę ir skalbyklas. Kartais tai yra tiesiog apžvalgai, stebėti apylinkės, kaip dirba tavo darbuotojai. Tai šituo atveju tiesiog matyti visos funkcijos kartu. O tai kas bokšto pačioj buvo? Amžininkai pasako, kad bokšto pačioje pirmame aukšte buvo šunidė, o viršoje jų prižiūrėtojai gyveno. O ten ne lietuvių skalikai? Būtent lietuvių skalikai. Tai štai reprezentacinėme kieme yra tik keli pagrindiniai pastatai. Tai pastatas, kuriame sutilpo ir tarnų gyvenimas, ir skalbykla, ir virtuvė. Na, o už šio pastato buvo ledainė, kiaulidė, karvidė, taip pat grūdų sandėliai, taip pat spirito veikla, bet juos mes pažiūrėsime užlipę į šį bokštą. Po Gauronskių Pažerių dvaro sodybą trumpai valdė nepriklausomybės akto signataras Jonas Vailokaitis. Vieną vidurvasarį, sužydėjus rožėms, čia surengtos Vailokaičių dukters vestuvės, apie kurių eleganciją ir iki šiol sklando legendos. Pažerių dvarą juosia įstabaus grožio parkas su vingiuotais takais, alėjomis ir vandens telkiniais.
Parko puošmena 400 metų amžiaus ąžuolas milžinas. Sakoma, kad prie šio ąžuolo mintise ištartos svajonės išsipildo. Atsistok prie ąžuolo, tyliai įsiklausyk. Čia gali išgirsti ir įvairių dvaro istorijų, legendų bei paslapčių. O kokia tavo paslaptis ateities kartoms?